Tie, kas kada nors bandė mokytis užsienio kalbos, puikiai žino, kaip baisu pradėti ją vartoti realiame gyvenime. Ir tikrai kalbėjimo baimė yra vienas didžiausių mano mokinių skausmų. Ir aš neišimtis, kažkada irgi labai bijojau kalbėti angliškai. Asmeniškai aš sugebėjau įveikti tą barjerą, tik tai specialiai patalpindama save į situaciją, kai buvau tiesiog priversta bendrauti vien tik angliškai. Laimiai turiu motiną ir brolius, daug metų gyvenančius Jungtinėje karalystėje. Ir atsimenu, būdama 19 metų studentė, po pirmo universiteto kurso nusprendžiau vasarai vykti pas juos, išbandyti savo jėgas, dirbdama su gimtakalbiais. Jūs neįsivaizduojate, kaip aš drebėjau, siųsdama savo gyvenimo aprašymą, ypatingai vaikščiodama į gyvus darbo pokalbius angliškai. O kai gavau padavėjos darbą viešbučio restorane, negalėjau patikėti savo sėkme. Pradžioje kiekvieną rytą ėjau į darbą su nerimu, galvojau, nedaug dieve, kažko nesuprasiu arba kažką pasakysiu ne taip. Bet žinokite, jau po kokių 2-3 savaičių, kasdien bendraudama vien tik angliškai, kažkaip pasijutau ganėtinai rami. Tarsi taip ir turėtų būti, natūralu. Suprantu, kad mano atvejis ganėtinai ekstremalus, ne kiekvienas norėtų tokio iššūkio. Dėl to su savo mokiniais stengiuosi, kad ta adaptacija praeitų maloniai, sklandžiai, švelniai, bet kai tas lūžis visgi įvyksta, wow, tai yra magija ir laimė. O kaip reikalai pas jus su kalbėjimo baime ir kalbos barjeru? Ar jaučiate tuos dalykus?